Pagrindinė puskarininkių mokyklos užduotis – rengti Lietuvos kariuomenės seržantus ir puskarininkius karjeros ir specialybės kursuose bei kelti jų kvalifikaciją. Žygiuojančių būrio vadas – kapitonas Rimas Breimelis. Gerbėjai, žygiuoja kariuomenės daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos įkurtos 18 metais gruodžio 4 dienos kariai. Karo medicinos tarnybai keliami uždaviniai, užtikrantis Lietuvos kariuomenės vienetų medicininę paramą, karių sveikatos priežiūrą bei medicinės paramos tiekimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremalių situacijų metu. Kapitono Manto Joniko vedami žygiuoja Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono įkurta 1995 metais rugpjūčio 15 dieną kariai. Matome krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės karių būrį vadovaujamo kapitono Sauliaus Ūso. Matome žygiuojančius motorizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas karius, kurių pagrindinė funkcija taikos metu užtikrinti taiką ir gerovę valstybėje, valstybės saugumą, atsakant į terorizmo ar masinio naikinimo ginklo platinimo grėsmes. Žengia Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuoto pėstininkų bataliono kariai, kurių pagrindinė užduotis išlaikyti aukštą padalinių paskirtų bataliono grupę, parengti dalyvauti operaciją už Lietuvos ribų vykdant šalies Thank you.